Įsivaizduokime, kad dabar 1925 metai. Jeigu šioje teritorijoje gyvenantis žmogus norėtų pasiskolinti druskos iš ten gyvenančio žmogaus, jis turėtų kirsti valstybės sieną. Šis stulpelis simbolizuoja demarkacinę liniją, kuri atskyrė Vilniaus kraštą nuo Lietuvos. Bet grįžkime į 2016 metus ir pažiūrėkime, kaip gyveno žmonės anapus. Beveik prieš 100 metų, 80 km nuo demarkacinės linijos ėjusios šiuo mišku gyveno moteris, nieko nenutuokusi apie tai, kad priklauso Lenkijos, o ne Lietuvos valstybei. Kaip ji galiausiai suprato, pažiūrėjusi į piniginę, kaip pasikeitė valiuta. Злость была бы, пененцы попадали. Bet grįžkime prie demarkacinės linijos pradžios, kur žmonės suprato, kas vis dėlto vyksta. Buvo įdomu, ką pasakyti. Kaip nuėmė, tai jau va ir paleido, žmonės jau važiuoja, jau ne taip nelaiko. O čia vieni stovi Lietuvos policija, ten Lenkų. Leonas buvo dar mažas, kai Lietuvos sostinė buvo Lenkijos sudėtyje. Visa vaikystė prabėgo vietoje, kuri atskyrė Lietuvą nuo Lenkijos. Ir dabar juokiasi prisiminęs, kaip tėtis nelegaliai kirsdavo sieną, kad aplankytų giminės arba patektų į savo žemes. Tai jis saugojo, kol eina pasienietis, pereina per rubežius, ne taip dabar stovi kameros. Pirma va, takelis ir vaikšta vieną pusę Lenkai eina, kitą pusę Lietuviai.